Klaipėdoje teko perskaičiuoti dalį rinkėjų balsų. Procesą įdėmiai sekę stebėtojai prisipažino, rinkimų naktį tokie uolūs nebuvę. Patinginiaujame ir iki galo nebūname. Dėl to, kad galima ir lieka vien tik komisijos nariai. Jeigu pereitumėt per visas apylinkės, iš tikrųjų, stebėtojų nebuvo reitinguojami. Susprogdintas ant šio vokiečių bunkerio buvęs bokštelis. Kas tai padarė, aiškinasi policija. Tai buvo ne terorizmo aktas, o chuliganizmo aktas. Kruizinės laivybos sezonas artėja, o kaip sudominti turistus dar nesugalvota. Turim visi suprasti, kad ne aš esu pagrindinis vadas, kuris reguliuoja, kaip turistam elgtis, bet turistas yra karalius, kuriam reikia nusilenkti ir jį pritraukti. Šios ir kitos temos laidoje Klaipėdos savaitė šeštadienį 20 val.